Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Jeigu vidurnaktį jūsų namus kas nors įsilaužtų, jūs tikriausiai pamanytumėte, jog jūs nori apvogti ar netgi nužudyti. Tačiau mažiausiai tikėtumėtės, jog įsibrovėlis nori jūs apkirpti nemokamai. Tačiau būtent dėl šios priežasties praėjusio amžiaus 5-ame dešimtmetyje Misisipėje, Jungtinės Amerikos valstijos, į namus verždavosi vienas individas. Vyras, kurį laikraščiai praminė fantominiu kirpėju, įsibraudavo į žmonių namus, išpjaudamas lango stiklą. Jis liukinės kirpdavo namie miegančius gyventojus. Negana to, jis ypač mėgo jaunas blondines. Kartais jis netgi nukirpdavo žmonės plikai. Tuo metu policija niekaip negalėjo išsiaiškinti, kas tas fantominis kirpėjas ir dėl kokių priežasčių jis tai daro. Tačiau vieną kartą policija sulaikė naktį į vienos porelės namus įsibrovusi vyrą. Policija įtarė, jog suimtasis Williamas A. Dolanas greičiausiai ir bus tas fantominis kirpėjas. Tačiau dėl to jis niekada nebuvo apkaltintas ir nuteistas. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Be Tabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.